Laidą pristato Auksinė mintis. Būna taip, kad statai tuos tvirtus santykius, plytą po plytos, o po to tik pyst, konkurentas statybinės medžiagas ir pavagia. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Na, kas naujo jūsų gatvėje, kolegė? Na, žinok, nepatikėsi, bet naujienas mūsų gatvėje tai tikrai neblogas. Na ir kokios tos jūsų gatvės naujienos? Taigi va, šuniukai atgavo savo valjerus, džiaugiasi. Nesupratau, kokie šuniukai, kokius valjerus? A kągi čia nesuprasgi, šunys vėl susigrąžino savo valjerus. Tai kogi nepameni, vienas iš policijos viršininkų buvo pavogęs 300 kg valjerų, tai kiti nusprendė, kad čia didelis praradimas ir netekti šuniukams, tai užvedė baudžiamųjų bylų savo kolegai ir da gražiausiai iš darbą išgrūda. A, ta istorija su valjerais, pamenu. Ir kur pasistumėjo ši byla? Taigi buvęs Panevėžio apskrities vyriausio policijos komisariato viršininko pavaduotojas laimėjo pirmą mūšį prieš prokurorus va. A kas čia per mūšis? Kokia pergalė? Taigi 3 mėnesiam nuo pareigų nušalintas pareigūnas jau gali grįžti darban. Panevėžio apygardos teismas patenkina ją skundų ir panaikina žemesnės instancijos apylinkės teismo nutartį, kuria jis buvo nušalintas nuo pareigų. O, tai didelė šventė. Tai ką, jis nekaltas ir grįžta į darbą? Nu, kaltas Anas, ar neda nieks nepasakė, bet Anas sugrąžintas darban, taip. O, sveikinu. Nu, tik viena problemytė, bišį tokia, nedidelė, vis problemytė. Kokiagi ta problemėlė? Taigi, kol Anas buvo nušalintas nuo pareigų, valdžiagi sugebėjo panaikinti etatų. Kaip tai? Tai kas dabar bus? Kaip? Nu, paprastai, žinojo, pusiau, kad Anas gali grįžti darban, tai kadangi kolegas jau neberaikė nurašytas, tai paėmė ir etatų panaikino, tai va taip. O tai kas dabar bus? Anas pagal įstatymą valdžia jam privalo pasiūlyti arba lygiareikšmes, arba vieną pakopą žemesnės pareigas, o tada jie teisė su to sutikti, arba ne, va taip sakė viršininkas. O jis ruošiasi grįžti? Nu, Anas to nežino, matai. Anas sako, tiek metų sąžiningai dirbu policijai ir kai dabar matau, kad mūsų sistemai renkami ir klastojami įrodymai, nežinau, ar norėčiau tokiai sistemai dirbti, sako Anas. Tai ką, jo sistema serga? Nesveikuoja? Nu, jeigu jau sistemos dalyvis tai teigia, tai vadinasi, kaip vyksta par mum, taip ir korupcijos pilna visoje teisės saugos sistemai, ne tik politikai. Negali būt, kolegė. Gali, kolegė, gali. Policijos viršininko pavaduotojas sako, kad kai viskas pasibaigs, tai da daug įdomybių visuomenėje Anas papasakos. Taip kad dabar palaukiam ir bus da linksma.